Aš esu Danutė Malinauskienė, man 75 metai. Gyvenu Vilniuje, viena, mano vyras miręs, esu našlė, turiu 2 sūnus, kurie gyvena Vilniuje, bet su savo šeimomis atskirai. Sūnai mano labai geri, mane labai globoja jie. Turiu 2 anūkes ir anūką, visi jau suaugę. Dar turiu mažą proanūkiuką. Ryškiausi prisiminimai. Vaikystė buvo, žinoma, nelengva, kadangi buvo karo metai, tai tik prisimenu, maždaug paskutinius karo metus, kada dar ateidavo vokiečiai, kurių aš labai bijodavau ir slėpdavosi po lova. Paskui rusai, kurių irgi nesuprasdavau nei vieno žodžio rusų kareivių, jie irgi užeidavo. Nu, dar vėliau pokario metai, tai buvo labai sunkus, kuriuos jau gerai prisimenu, ir dažnai užeidavo naktį partizanai, o dieną vadinami skrebukai. Kodėl jie vadinami buvo pas mus Aukštaitijoje kaime skrebukais, tai aš nežinau, nes pas mus gėlės buvo vadinamos prie namo skrebukais. Tai aš niekaip nesuprasdavau. Jie ieškodavo partizanų, mama, kai virdavo valgyt, tai dažniausiai ir dangčius atidarydavo, atversdavo, tai negi partizanai slepiasi sriuboje. Kartais lipdavo į aukštą antrą, bet varydavo kopėčiomis, kad pirma liptų mama, nes jeigu šaus, tai pirma nušaus mama, nes jau tėvelis 1947 metais jau buvo miręs ir mes likom maži 3 vaikai. Broliui buvo tik tai 2 metukai, seseriai vyresniai 13, o pačiai vyriausiai seseriai sesuo buvo ištekėjusi, bet ją labai greit išvežė su visa šeima į Sibirą. Taip likom tik su mama, 3 vaikai, kolūkiai prasidėjo, o man jau reikėjo mokytis. Aš buvau gimusi Ignalinos rajone, Dūdų kaime, tai mama atidavė mane mokytis į Ignaliną, į 5. klasę. Butą reikėjo nuomuot, labai sunku buvo mamai, bet vis tiek labai norėjo mama, kad mokyčiausi. Ir blogiausia man būdavo, kad 5. klasėje, kai eidavau pro tą vadinamą valsčių, ten gulėdavo partizanai, negyvi, nušauti, matydavau jų kojas, dažniausiai basi, nes jau batai būdavo nuauti, tai aš bėgdavau be kvapo, kol nubėgdavau į mokyklą. Baigiau 7. klasę ir mama mane atidavė mokytis į Švenčionėlių mokytojų seminariją. Aš labai norėjau į seminariją įstot, kadangi labai mylėjau vaikus, norėjau su jais draugauti. Ir todėl aš visai mamai ir nesipriešinau, kur jinai patarė, ten ir įstojau. Švenčionėliuose 2 metus tai buvo sunkus labai laikotarpis, nes buvo pats tas juodžiausias stalinizmas. Tai buvo vien ideologija, visokie ten moksliniai komunizmai, kurių mes labai nesuprasdavom mokiniai. Bet būnant 2. kurse, Stalinas mirė ir žinoma, po trupučiuką viskas, nors ir sunkiai, bet vos keitėsi į gerąją pusę. Prisimenu, kaip mus mokytojai išleisdavo iš pamokų
kad galėtume nusipirkti duonos. Ta duona buvo nei balta, nei juoda, bet tai buvo gera, kad nors tokios gaudavom. Mūsų pagrindinis maistas tai buvo ta duona ir vadinami tefteliai žuvies. O dar tėvai mums atveždavo agurkų raugintų, atveždavo bulvių ir pieno. Va toks buvo mūsų valgymas, bet ta jaunystė. Vis tiek buvo labai smagu, paskui mūsų mokytojų seminarija Švenčionėlių pavadino pedagoginė mokykla. Ruošė mus pradinių klasių mokytojais. Man labai patiko. Mokytojai girdavo, kad aš turiu pedagoginę ugnelę. Kada baigiau 4 kursus, labai norėjau, kad aš vėl patekčiau į Ignalinos rajoną, kad netoli būčiau mamos, nes jau ir kita sesuo buvo ištekėjusi ir likusi mama tik tai su mažu sūnum. Norėjau labai mamai, kiek galiu padėti. Mane ir paskyrė į Ignalinos rajoną, į Daugėliškio vidurinę mokyklą. Bažnytkaimis buvo, bet aš buvau labai patenkinta, nuo namų 9 kilometrai, kad aš galėčiau nueiti į namus nors sekmadieniais. Gavau, žinoma, 1 klasę, irgi buvau patenkinta, kadangi labai norėjau pradėti nuo mažiukų ir juos išauginti iki 4 klasės. Labai paliko didelį įspūdį, tai 1 diena, 1 rugsėjo, tai buvo 1958 metai, man buvo jau suėję 18 metų. Tai kada vaikai susirinko, jų buvo maždaug 18, pirmokėlių ir berniukų ir mergaičių. Ką aš jiem kalbėjau, aš dabar nelabai prisimenu, bet svarbiausia buvo, kad išgirdau, kaip keli tėvai tarp savęs kalbėjo. Tai ką čia šitas vaikas dabar su mūsų išdykusiais vaikais darys? Bet man jie patiko, ne jie buvo labai išdykę, kažkaip aš su jais sutariau linksmai, bet deja aš ten dirbau labai neilgai, tik 3 savaitės ir paskui mane Ignalinos švietimo skyrius paskyrė į Dūdų 7-metę mokyklą, kurioje aš buvau baigusi pati 7 klasę. Dėstyti geografiją ir muziką. Literatūros buvo labai mažai, kiek galėjau, skaičiau literatūrą, jau žinoma, jau ir rusų kalbą truputėlį mokėjau, ne taip kaip anksčiau. Kiek aš sugebėjau, taip aš dirbau, buvo patenkinti ir švietimo skyrius, ir tie vyresni mokytojai, ir direktorė. Bet labai greit aš tenai ištekėjau, mano vyras buvo studentas, tai aš išdirbau tik tai Dūdų 7-metėj mokykloje 6 metus. Jau mano vyriausiam sūneliui, Sauliui, buvo 3 metukai, kai aš išvažiavau į Vilnių. Labai sunku buvo Vilniui prisiregistruoti, man darbo nieks nedavė, o aš norėjau ir toliau dirbti švietimo sistemoje. Išsinuomavom butą, gana toli nuo paties centro miesto ir gavau darbą vaikų darželį auklėtoje. Tik žinom, atlyginimai tai buvo juokingi, o už butą tai reikėjo mokėti nemažai. Vyras studentas, nors gavo stipendiją, bet vėliau dar nuėjo ir dirbti pusę etato, tai šiaip taip vertėmės, kol jisai baigė. Gyvenom 4 metus bute,
nuomojamam, o paskui gavom Žirmūnuose bendrabutį. Vėliau gimė jau kitas sūnus po 6 metų, Dainius. Taip ir aš pasilikau dirbti darželį. Vėliau Vilniaus švietimo skyrius mane paskyrė dirbti metodininkę. Ir tada jau aš su vaikais nedirbau ir 21 metus pradirbau metodininkę. Metodininkė man netaip patiko dirbti su suaugusiais žmonėmis, su auklėtojom, kaip su vaikais. Kada išėjau į pensiją, 55 metų, kaip anksčiau, čia prasidėjo jau Lietuvoj visai kiti reikalai. Jau Lietuva, labai buvo daug džiaugsmo, kai Lietuva. Ir aš vėl, dar mane priėmė į darželį, bet jau vėl dirbau su vaikais ir dar atidirbau 10 metų. Tai dirbau iki 65 metų viso. Dabar, kadangi pensininkė, labai džiaugiuosi, va tik dabar pamačiau tolimas šalis. Būdama pensininkė, tai pamačiau ir Italiją, Romą, pamačiau ir Graikiją, pamačiau ir Austriją vieną. Sūnai man neduoda liūdėti. Viskas būtų gerai, kad ne sveikata. Daug labai skaitau, knygo mane labai aprūpina anūkės, mėgstu labai žinias pasižiūrėti. Taip va ir gyvenu.